Vaikai, baikit, nesipykit. Luisai nenorėjau, kad mama mirtų. Bet kad mirė, dėl to jos kaip šventosios negarbinsi, supratai? Pasičiap. Vaikai, nusiraminkit, paklausykit manęs. Motina jūs mylėjo labiau už viską pasaulyje. Todėl prašau gerbti jos atminimą ir leisti jai ramiai ilsėtis. Tu visada suelgėjais kaip ne su žmogum. O dabar, kad ir kaip šito nenorėtum, turėsi ją gerbti. Ruošiuos važiuoti oro uostą, manęs laukia Las Vegasas. Tikriausiai norėjai atsisveikindama pabučiuoti mane. Manueli, man dabar nekvailystės galvoju. Ko tokia surūgus? Tu geriau niekur nevažiuok, nes pinigų gausi negreit. Kodėl? Monika su Natalija pateko į avariją. Natalija žuvo. Senė sakė, kad tau daugiau neskatiko nebus. Iš visko sprendžiant, tavo tėtis su mano mama labai gerai sutars. Tavo brolis šaunus vaikinas. Galvau, kad jis manęs nebenorės nematyti. Taip, mano brolis tikrai šaunus. Tik jam šito nesakyk, nes dar užrijus nos. Ačiū, kad niekam nesakei, kad dedas mano namus. Aš juk tavo draugė ir mūsų paslaptis turi likti tik tarp mūsų. O kaip tau vakar sekėsi su Rikiu? Pati numanai. Pradėjo mane glamonėti ir mes susipykom. Jis per daug sau leidžia. Klausyk, spjauktai. Nežinau. Kartais atrodo, kad gal jis teisus. Kad neturėčiau būti tokia senamarė. Man ir pačiai smalsu sužinoti, kaip tai daroma. Jei visi tai daro, tai kodėl ir man nepabandžius? Palieku savo telefoną manai. Jei jums ko prireiktų, arba jei sužinotumėt ką nors apie ponę Rokas... Gerai, ponė Torasi. Adrianas. Gerai, Adriana. Atleiskit, kad atvažiavau iš anksto nepranešęs. Nieko to. Atleisk. Gal ten ponė Rokas? Galbūt. Bueno. Aló? Bueno. No. Ne. Žinojau, kad tu man vis tiek įkliūsi. Ką čia reikia lemia? Tikiuosi, kad tau užteks sąžinės prisipažinti, jog tai nedarbinis vizitas. Juk akivaizdu, kad ji labai tavęs laukia ir viskam pasiruošė. Ką tu šnekė, Elena? Ar šį meilės lizdelį jums susuko mano vyras? Baik, liauk išnekėjus nesąmonės. Dėl tėvo meilės, Elena, valdykis. Nedrįsk man nurodinėti, ką daryti ir ko ne. Šiais laikais iš viso nebeliko vertybių sistemoms Denisa. Liko Marija, tik jį pasikeitus. Ne, aš manau, kad koks skirtumas, ar tu skaisti ar ne. Juk tu ta pati. Mergina turi saugoti savo skaistybę vyrui, su kuriuo norės nugyventi visą likusį gyvenimą. Marija tik nereikia. Kalbi kaip praėjusio amžiaus vienuolė. Paleisk, aš noriu su ją šnektelti. Elena, susimildama atsiprašėk, viskas ne taip, kaip tau atrodo. Ne taip? Gal tu mane kvaila laikai? Puikiai žinau, kas čia dedasi. Žinokit, ponė, neleisiu, kad kažkokie kekšiai iš manęs atimtų mano vyrą. Nesuprantu, kodėl taip sakote, ponė. Ak, tai jūs nesuprantat. Ar jūs visus svečius taip pasitinkat? Pusnuogi? Eime iš čia, Elena, eina pasakiau. Paklausykit. Atidžiai paklausykit. Mes dar pasimatysim. Girdit, ponė? Elena, Liaukis. liaukis.